Yra temos, kurios mes norime apeiti tyliai. Ne todėl, kad jos neaktualios, o todėl, kad jos per daug paliečia asmeniškai. Tai skyrybos, išsiskyrimai, sugriauti pažadai, žodžiai, kurie buvo pasakyti prie altoriaus, bet kažkur pakeliui nustojo būti laikomi šventais. Ir Jėzus, žinodamas, kad kalba su žmonėmis, kurių gyvenimai nėra idealūs ir vis tiek nesuminkština tiesos. Jisai sako, taip pat buvo pasakyta, kas paleidžia savo žmoną, tegul jai duoda skyrybų raštą. O aš jums sakau, kas paleidžia savo žmoną, išskyrus svetimavimo atvejį, tas verčia ją svetimauti. O kas veda paleistąją, tas svetimauja. Mato 5, 31-32. Tai nėra lengvi žodžiai. Tai žodžiai, kurie neleidžia likti neutraliam. Ką Jėzus daro šitoje vietoje? Jėzus nekalba apie teisinius dokumentus. Jis nekalba apie formalumus. Jis kalba apie sandorą. Tuo metu skyrybos buvo sutvarkomos popieriumi. Teisiškai viskas gerai, morališkai viskas leidžiama. Ir Jėzus sako, Dievas niekada taip nežiūrėjo santuoką. Ne kaip į sutartį, o kaip į pažadą prieš Dievą. Kaip ir anksčiau, Jėzus daro tą patį. Jis perkelia klausimą iš išorės į vidų. Ne ar turi dokumentą, bet kas įvyko širdyje. Skyrybos Jėzaus akise nėra tik veiksmas. Jos yra pasekmė. Pasekmė širdies, kuri pamažu tapo kieta. Pasekmė to, kad žmogus nustojo kovoti už meilę. Pasekmė to, kad buvo pasirinkta išeitis, o ne pasilikti ir keistis. Labai svarbus dalykas. Jėzus čia negniugždo sužeistų. Apie šitą vietą reikia pasakyti labai aiškiai. Jėzus nekalba prieš tuos, kurie jau sudužė. Jis nekalba tam, kad pasmerktų paliktus, išduotus ar sužeistus. Jis kalba tiems, kurie lengva valia nutraukia tai, kas buvo šventa. Jėzus visada gina silpnesnį. Šiame kontekste dažniausiai moterį, kuri buvo paliekama be apsaugos, be teisių, be ateities. Jo žodžiai yra apsauga, o ne akmuo. Mes gyvename laikais, kai sakome, jei nebemyli, kam kankintis. Arba svarbiausia yra mano laimė. Dar kai kas pasakys, jų gyvenimas yra vienas. Tuo pačiu metu Lietuvoje pilna žmonių, kurie gyvena su nutrauktų pažadų skausmu. Jėzus sako, meilė nėra jausmas, kuris ateina ir išeina. Meilė tai yra sprendimas likti, kai yra sunku. Gal paklausite, kodėl Jėzus toks griežtas? Nes jisai žino, kad santuoka nėra tik dviejų žmonių reikalas. Ji formuoja vaikus, ji formuoja visuomenę, ji formuoja mūsų supratimą apie Dievo ištikimybę. Kai pažadai tampa laikini, visa kita taip pat tampa laikina. Jeigu ši vieta tau skauda, Jėzus nėra prieš tave. Jis yra už tiesą ir už gydymą. Jei esi santuokoje, ši vieta kviečia nepasiduoti lengviausiu keliu. Jeigu esi sužeistas, ši vieta sako, Dievas mato tavo skausmą ir jis nėra abejingas. Esminė kalno pamokslo žinia yra čia. Jėzus nekviečia gyventi idealiai, jis kviečia gyventi ištikimai. Ne pagal jausmus, o pagal sandorą.